Kviečiame iš čia kol kas ir pasilikti, mat mes pradedame puikią šventę. Šventę, kurią švenčia visas pasaulis. Šiandien čia rugsėjo 28 dieną visi kartu mes paminėsime pasaulinę širdies dieną. O ką, mėlyje, mes galėtume veikti neturėdami širdies, juk tai mums trukdytų džiaugtis gyvenimu, mylėti ir būti mylimiems. Tad labai svarbu, kad mūsų širdis veiktų tiksliai kaip laikrodukai. Šventė neeilinė, tad ir svečiai neeiliniai. Man garbė ir su dideliu džiaugsmu pristatau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrę Rimantę Šalaševičiūtę, Lietuvos širdies asociacijos prezidentę profesorę Žanetą Petrulionienę ir Lietuvos širdies asociacijos garbės prezidentą profesorių Praną Šarpytį. Su žodį tarti kviečiame matyti, kad Lietuvos širdies asociacijos prezidentė profesorė Žaneta Petrulionienė. Jūs sakysite vieną sakinį? Labą dieną visiems. Visų pirmiausia, aš noriu visus pasveikinti gražios šventės progą ir labai padėkoti, kad atėjote ir kad palaikėte Lietuvos širdies asociacijos iniciatyvą, o kartu ir Pasaulio širdies federacijos iniciatyvą. Aš tik labai trumpai priminsiu, kas tai per diena. Ši diena švenčiama jau daugybę metų 60 pasaulio šalių ir visuomet ji būna rugsėjo pačioje pabaigoje. Ši diena turi savo devizą sveika aplinka, sveikai širdžiai. Bet iš tikrųjų mes turime šiandieną labai garbę viešnią ir pagal visas taisyklės aš labai norėčiau garbiai viešniai padėkoti už atvykimą ir pristatykite dar kartą ir suteikite, prašau, žodį. Taigi, mėlyjeji, dar kartelį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. Labą dieną, mėlyjeji. Žmogus turi tik vieną širdį. Ir kas liūdniausia, kad širdies ir kraujagyslių susirgimai, liga yra vadinama žudike numeris 1. Tai reiškia, kad pasaulyje nuo šios ligos miršta daugiausia žmonių. Per metus, pagal pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis, mes netenkame 17,5 milijono žmonių. Prognozės dar liūdnesnės. 30 metam galime netekti 23 milijonų. Todėl iš tiesų labai džiugu, kad šiandien kartu su Vilniaus sveikatos biuru širdies asociacija rengia šventę, kur kalbės ir tikrai daug darys, kad atkreiptumėm dėmesį į tai, ko reikia laikytis, kad mes būtume sveiki ir mūsų širdis plaktų. Tai pirmiausia, nerūkyti, sveikai maitintis ir daug judėti. Todėl iš tiesų šeimoje tėvai turi pirmiausia rūpintis savo vaikais, kad jie augtų sveiki ir būdami brandaus amžiaus nepatirtų tos ligos, apie kurią šiandien kalbame. Tai reiškia išvesti vaikus į lauką, kartu judėti, važinėti dviračiais, vietoj to, kad sėdėti prie kompiuterio ar televizoriaus. Nesimaitinti greito maitinimo įstaigose, kur maistas yra saldus, riebus ir netinkamas. Daugiau vaisių, atsisakyti saldumynų, na ir be abejo nerūkyti, todėl kad rūkymas kenčia ne tik pačiam, bet ir tai aplinkai, tiem, kurie yra šalia. Aš manau, kad didelis darbas, kurį dirba širdies asociacija ir ilgą laiką jis duos rezultatus ir bus pasiekta lūkestis, kad 25 metais širdies ir kraujagyslių ligų pas mus Lietuvoje sumažės 25%. Ir reikia neužmiršti, kad pirmiausia, pats žmogus atsakingas už savo sveikatą ir kai jau jaučiasi ne taip, nueiti pas gydytojus, pasitikrinti cholesterolio kiekį, gliukozę, kūno
masės svorį ir taip toliau. Na, o mūsų ministerijos yra užduotis užtikrinti savalaikę diagnostiką ir efektyvų gydymą. Aš manau, kad mes iš tikrųjų Lietuvoje turėdami daug gerų specialistų esame gabūs tai padaryti. Tad laikykimės tų rekomendacijų, kurias teikia mum medikai ir aš manau, būsime daug sveikesni ir laimingesni. Ačiū Jums labai. Dabar žodis suteikiamas Lietuvos širdies asociacijos garbės prezidentui profesoriui Pranui Šerpyčiui. Labas rytas, laba diena, gerbiami vilniečiai, svečiai, gerbiama ministrė. Mes tikrai džiaugiamės, ne kiekvieną mūsų organizuojamą renginį būna sveikatos apsaugos ministras, bet tikrai mes džiaugiamės, kad Lietuvos širdies asociacija pradėjusi renginius švęsti pasaulinę širdies dieną nuo 1999 metų niekada nesustoja tą daryti. Aš labai džiaugiuosi, kad daugelis organizacijų ir visuomeninių judėjimų prisijungia prie šito judėjimo. Ir šiandien mes matom gražią mankštą ir tikrai džiaugiuosi, reikėtų paploti mūsų Taichi mankštos darytojams ir įkvėpėjams, kurie daro tą mankštą. Man atrodo, jeigu žmogus nesivalo dantų, mes sakom, jis yra nevalyvas. Bet jeigu žmogus nedaro mankštos, mes sakom, tai viskas gerai. Tai, man atrodo, fizinė kultūra, judėjimas. Aš esu moderniosios kardiologijos atstovas, bet prevencinis darbas yra labai svarbus ir daug gali mūsų pakeisti. Tik mes susirūpinome sveikata, kada jų lygos simptomai pasibeldžia į mūsų gyvenimą. Tada mes suskumbam kažką daryti. Aš galvoju, kad nuo šiandien daugelio mūsų namuose atsiras spaudimo matavimo aparatas, kraujo spaudimo matavimo aparatas, svarstyklės atsiras dviratis. Ir aš šiandien tikrai džiaugiuosi, kad mes matom dešiniai pusėje gražius taksi stovinčius. Bet aš daugiau džiaugiuosi, kad aš matau gražius dviračius stovinčius čia. Tai, man atrodo, Vilnius tapo irgi šiek tiek daugiau civilizuotas. Ir per tą nepriklausomybės laikotarpį tikrai mes daug padarėm. Aš neseniai visai grįžau iš vienos išsivyščiusios šalies ir tikrai man labai gera buvo matyti labai daug bėgiojančių, einančių su lazdom, važiuojančių dviračių. Aš galvoju, kad mes Vilniečių irgi daugiau pamatysim. Ir kiekvieną rytą mes galėsime, ar vakare, visą laiką mes galim pasirinkti į bet kokią fizinės kultūros šaką ir judėti. Ir galėsim sveikintis vienas su kitu. Šiandien man šiek tiek liūdna, kad aš matau mažai jaunimo. Tik matau gražų jaunimą, mūsų jaunuosius kardiologus, studentus. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, bet reikėtų daug tėvelių, kad su vaikučiais judėtų. Bet neseniai buvęs Vilniaus velomaratonas, man atrodo, tikrai irgi prie sveikatingumo daug prisidėjo. Tai aš tikrai sveikinu kiekvieną renginį, kuris yra nukreiptas į sveikatos stiprinimą. Būkit laimingi, galvokit dabar apie sveikatą ir mes būsim žymiai geriau gyvensim. Būsim stipresni, būsim naudingi savo vaikams, savo anūkams ir visai tautai. Už šią šventę dėkingi turime būti Lietuvos širdies asociacijai ir dar kartą kviečiu Lietuvos širdies asociacijos prezidentę profesorę Žanetą Petrulionienę. Tai labai daug nekalbėsime daugiau. Aš skelbiu renginį atidarytą, nors jisai iš tikrųjų jau vyksta ir įkarštis palapinėse jaučiasi, todėl kad labai daug žmonių atėjo pasitikrinti savo rizikos veiksnius ir tai yra labai labai gerai. Aš kviečiu visus palandžioti po visas palapines, ten rasite daug įdomių labai dalykų, ne tik tai rizikos veiksnių patikra, bet ir gausite įvairių patarimų, galėsite nusifotografuoti, tai iš tikrųjų labai įdomu. O aikštėje bus įvairiausi fizinio aktyvumo pratimai, pavyzdžiai ir
Visa tai truks iki vėlyvos popietės, iki 4 valandų. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir dar kartą labai dėkoju tiems, kurie atėjo ir tie, kurie padėjo mums surengti šitą šventę, tai verti pačios didžiausios padėkos. Ačiū. Ačiū svečiams. Ir kągi, šventė skelbiu pradėta ir šiandien jūsų dar laukia dviračių žygis, šiaurietiškas ėjimas, tai či ir zumbos pamokos, nemokamas sveikatos tikrinimas, daugybė atrakcijų ir viktorinos, kuriuose galėsite laimėti daug prizų. Pavyzdžiui, viena iš atrakcijų green screenas. Tenai galite nusifotografuoti, o savo nuotraukas rasite internete. Taip pat galite tikrinti sveikatą bei apsilankyti kineziterapeuto konsultacijose. Sveikinasi sporto klubas tik jums. Šiandieną mes šoksime už sveiką širdį ir pristatysime zumbą. Tai paprasti šokių judesiai ir uždeganti muzika. Galėsite tai pamėginti patys. Taip pat be geros nuotaikos šiandieną mes jūs kviečiame įsigyti sporto klubo abonementus patrauklomis kainomis. Prašau, ateikite arčiau ir pradėsim. Mes pradėsim nuo šokio, kurį mes paruošėm dar prieš 3 metus širdies dienai ir jinai yra jau mūsų kaip širdies dienos simbolis. Tai tikrai kviečiam visus prisijungti, nes labai paprasti judesiai, jūs tam, kad nesušaltumėt, tikrai galėsit čia pajudėti su mumis kartu. Once again, yo, sonido callejero que le gusta a la girla, the most crazy in the building, baby. Tu tipo, yo Jaco, ay, esto es jaloneo total. Rompe la consola, sola, yeah. Como, jala, jala. Mami, jala y ponte tu traje de gala, que esta noche de seguro vamos a usarla. Jala. Seguro vamos a montarla. Jala, jala. Hold me down, let's dance now. Jala, jala. Hold me down, let's dance now. Y ponte tu traje de gala, que esta noche de seguro vamos a montarla.
mes turime apsauginių labai greitai taigi, kaip vadinamos širdies raumenį maitinančios raumenys. Be abejonės, kai jau sužinosiu visus lapelius, jūsų lapelius, aš perskaitysiu atsakymą. Tai dabar parašykite trečias. Trečias klausimas skamba taip. Koks virštalumas išvestinio švakarbos infarkto yra Europos ligoninėse, kur taikomas fizinios diagnozės. Koks virštalumas rizikos veiksnys. Taigi, pirmas variantas rūkymas, antras variantas arterinė hipertenzija, trečias variantas fizinis aktyvumas. Taigi, jums reikia pasirinkti bet kurį iš šių trijų veiksnių, kuris nėra išeminė širdies ligos rizikos veiksnys. Atsakymus, sakom, galima atspėti 30. Gerai, dar kartelį. Tai yra rūkymas, arterinė hipertenzija arba fizinis aktyvumas. Tiesiog reikia iš šių trijų pasirinkti vieną, kurisgi nėra išeminė širdies ligos rizikos veiksnys. Mes čia darome tokią labai gražų dalyką, tai yra viktorina, 10 klausimų. Tai va, visai netrukus mes pabaigsime ją, po 15 minučių pradėsim antrąjį turą, galėsite prisijungti tie, kurie dalyvauja. Tai va, paskui ateisite ir bus labai gerai. Gerai, tęsim toliau. Penktas, kuris iš šių veiksnių, atsiprašau, taip, labai irgi lygiai. Net per daug girdėsi, ne? Aš galiu toliau, aš kitą palapinę galiu neįti. Kolonijinės liga. Ir dabar variantai. Vyrai, moteris, jauni žmonės. Tai va, vyrai, moteris arba jauni žmonės. Per kurį variantą tu mes tikrai neužskaitysim. Vėlgi, lygiai tas pats, kaip ir praeiti du klausimai, vėlgi reikia įvardinti tą veiksnį, kuris nėra išeminė širdies ligos rizikos veiksnys. Tai dar kartelį toks pats klausimas, bet tik tai kiti variantai. Tai plaučių uždegimas, cukrinis diabetas, apendicitas. Kuri iš šių ligų yra, atsiprašau, yra vis tik tai, na dabar suklydau skaitydamas. Tai dar kartelį 7, iš naujo paskaitysiu. Kuri iš šių ligų yra išeminės širdies ligos rizikos veiksnys. Dabar, kuri būtent yra. Tai yra plaučių uždegimas, cukrinis diabetas ar apendicitas. Tai vat jums reikia kažkurį tai pasirinkti, kaip jūs manote, kuri yra vis tik tai išeminės širdies ligos rizikos veiksnys. Variantas plaučių uždegimas, cukrinis diabetas ar apendicitas. Pasisprokinau lazdas. Nueikit pas merginas į palapinę, įimate šiaurietiško įėjimo lazdas. Visų pirma, šiaurietiško įėjimo lazda turi štai tokią pirštinę. Tas dirželis, kur yra, tik tai dirželis ant rankos nesiskaito, tai yra triekingo lazdos. Šiaurietiško įėjimo pirštinė būtent turi turėti tokią pirštinę. Va, įsimano pas mane pirštinės, oi, kaip ir pas jis. Taip pat lazdos gali būti nereguliuojamo dydžio arba tokios reguliuojamo dydžio. Jau kai žinot, kokio dydžio lazdų jums reikia, jūs nusiperkat pagal savo dydį tas lazdus, kad jums reikia geriausiai nereguliuojamos, jos tada bus lengvesnės. Toliau, lazdos turi batukus. Batukai skirti vaikščioti grindiniu, bet jeigu yra miško takas, snieguota vietovė, ledas, batukus nusimaunant, įsideda
Spaudimas geresnis. Dabar rodau kaip... Tai jau jums reikės 15 valandą ateiti. Batukai yra nelygus. Batuko ilgoji dalis turi žiūrėti, pastačius lazdą šalia, batuko ilgoji dalis turi žiūrėti atgal, kaip moteriškų batų kulniukai. Dar galima tarp kojų nepasisukti. Padai. Toliau. Lazdus ilgis. Kiekvienas žmogus pagal savo ūkį turi turėti savo tinkamo dydžio lazdas. Tai reiškia, kad paėmus lazdą, įsidėjus ir laikant suspaudus riešų, pastačius šalia savęs, alkūnės kampas yra didesnis negu 90 laipsnių. Vos didesnis negu 90 laipsnių. Pasitikrinam ar pasisuks. Pasus truputėlį. O 90 nieko tokio pabandyti. Per ilgo, ne? Pabandysim, gal išpastais. Gerai, išsitiesti. Taip, vaikščioti būtina taisyklingai, tai reiškia išsitiesus, tiesiant nugarą, atsipalaidauti. Dabar pademonstruosiu pirmą žingsnį, kurį mes darysim, gal mes palipėsim ten ir aplink paminklą, mes tada galėsim visi ratu vaikščioti. Matom? Priešinga ranka, priešinga koja. Rankų Lazdas paleidžiam, matom dulį ir judam. Priešinga ranka. Kraujagyslės spindis mažėja dėl to, kad jo sienelėse kaupiasi riebalai ir taip pat prie šitų riebalų dažnai prikimba trombai, kurie užkemša visą kraujagyslės spindį ir tiesiog kraujas nebegali patekti ir maitinti širdį. Kita dažna priežastis yra stresas arba didžiulis nerimas, baimė ar labai didelis fizinis krūvis, kai tiesiog širdis dirba labai greitai ir nepakanka tiesiog deguonies širdžiai ir dėl to taip pat šis rūmo miršta. Taigi, kai išsiaiškinime, kas yra infarktas, norėčiau pasakyti, kaip jį reikia atpažinti. O kodėl reikia atpažinti? Žinoma, kad